pagarsinti. Čia matau tuos žmonės, kurie padarė mane tokiu mokytoju, kokio aš esu. Norisi tikėti, kad tiek išorinių, tiek vidinių pokyčių kontekste neprarasime tikėjimo vienas kitu. Dabar galvojant apie mokyklą, tarsi ir mokiniai turi kažkokias nišas, į kurias pabėga, pasislėpia ir kartais vėl pasirodo paviršiuje. Mes matom, kad įvairios politinės partijos, įvairūs politiniai subjektai, politinės grupės skirtingai supranta, kas yra švietimas, skirtingai supranta, kas yra valstybės vaidmuo, kas yra galimybė į švietimą žiūrėti kaip į paslaugą, švietimas kaip kvazi rinka. Taigi, tarkim, demokratinė visuomenės struktūra numato, kad yra įvairovė, kaip politinės partijos, politinės struktūros traktuoja švietimą. Vadinasi, kalbant apie sistemingumą, jau vien tai būtų sudėtinga pasiekti. Jeigu kalbėtume apie ekonominius procesus, vėlgi, ar gali būti tam tikra viena struktūra, institucija, kuri išlaiko švietimo sistemos raidos stabilumą. Ne, štai dėl to ir kalbam, kad, tarkim, valstybė negali išlaikyti tam tikrų sektorių ir švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų. Štai tada įvairius kiti subjektai turi prisidėti. Vadinasi, yra ekonominis švietimo sistemos keitimo pagrindas, kuris irgi yra įvairių šaltinių rėmimo savita konfigūracija. Kaip pasikeitė mokytojų rinkimo metodika per nepriklausomybės laikotarpį? Viskas keitėsi per tuos beveik 25 metus. Labai kompleksiškai, sparčiai. Tų pokyčių rezultatai ne visada tokie yra veiksmingi ir tokie, kurių mes laukiame, ir todėl švietimo problematika visą laiką išlieka labai svarbi ir turėtų raudoną giją keliauti ir visoje Lietuvos ir politikoje, ir projektuojant šalies vystimosi strategijas. Norėčiau pasakyti, kad apskritai yra daugybė dalykų, dėl kurių mes nesame susitarę, rengiant pedagogus. Gal pirmiausia reikėtų pradėti nuo misijos, kurią šiandieną realiai mes turėtumėm atliepti. Ir paskirtis, kokia mūsų turėtų būti tiek bendrojo ugdymo mokyklos, tiek aukštųjų mokyklų, kurios rengia pedagogus. Yra be galo daug iššūkių, kurie ateina kasdien vis nauji ir nauji į švietimo sistemą. Kokius svarbesnius fakulteto mokslininkų atliktus tyrimus šioje konferencijoje ketinate pristatyti? Sakykime, tos pagrindinės kryptis arba tendencijos, tai yra susijusios su pedagogų, su mokytojų didaktinių kompetencijų raiška ir jų vertinimu. Taip pat yra susiję tyrimai su mokyklos kultūra, su mokyklos veiklos kokybė. Ir taip pat yra tyrimų, kurie yra atlikti ir šiandieną bus pristatomi bendradarbiaujant su Šiaulių ir miesto savivaldybė. Aš kalbu apie edukacinių paslaugų tyrimą, kalbu apie geros mokyklos tyrimus. Ketinate šiandien konferencijoje kalbėti apie mokytojų ir mokyklų vadovų lyderystę. Gal galite pristatyti esmę? Pirmiausia, tai kaip užsimezgė šitas noras gilintis į lyderystės problematiką. Kadangi jau lyderystės problematika ateina nuo seniausių laikų, bet reikia pasakyti, kad nuo praėjusio šimtmečio, 90-ųjų maždaug metų, kada transformavosi lyderystės samprata švietime ir kaip lyderystė imta žiūrėti ne vien tik tai ir sieti lyderystę ne vien tik tai su institucijų vadovų oficialiu statusu ir jau užimama padėtimi ugdymo institucijoje, tai savaime suprantama lyderystė įgauna visiškai kitą sampratą ir norisi pažiūrėti, kaip reiškėsi, kaip skatinama lyderystė. Na ir mokykloje ir ar jinai turi palankę prielaidas vystytis ir kaip įtakoja, tarkime, pokyčius mokyklos kultūros, valdymą mokyklos, moksleivių pasiekimus, mokyklos bendradarbiavimą su išoriniais partneriais ir viduje ir taip toliau. Ar mokyklos tinklo pertvarka davė laukiamų rezultatų? Aš labai džiaugiuosi, kad aš dirbu dabar ilgojoje gimnazijoje, mes ruošiam nuo 1 iki 12 klasės ir tikrai mikroklimatas yra tik tai geresnis, kada yra pažįstami tėvai, kada yra matoma vaiko ugtis ir kada yra programų perimamumas. Aš manau, kad decentralizacija buvo
ne kažkoks pasirinkimas. Šiuo metu pedagogai, švietimo praktikai, mokslininkai bando suprasti, kasgi vyksta švietime, kasgi vyksta ugdymo įstaigose. Ir mes matome naujus procesus, matome tarptautinį mobilumą, matome reikalavimus, kurie mums kyla, kad mes turim kurti dvigubus diplomus, mes turim keliauti į kitas šalis, mes privalome kartu būti jungtis, kol kartais nenorėtų restruktūruotis atskiros institucijos. Ir mes turim keliauti į būvį, kurio mes nežinome iš anksto, bet tai galima suvokti kaip gąsdinančią kelionę, galima suvokti kaip nuotykį. Tai, kas vyksta dabar, galima būtų suvokti kaip šiuolaikinį postmodernųjį nomadizmą, kai yra nomadai intelektualai, nomadai profesionalai, kalbama netgi apie nomadinį kapitalizmą. Kapitalizmas, transnacionalinis kapitalizmas, kuris kūrė savo atstovybės, savo kapitalą, kelia iš vienos šalies į kitą. Visos šios naujos situacijos gali būti apmąstytos pasitelkus metaforą. Konferencija yra ir intelektualinė šventė, yra įvykis, intelektualinė kelionė, kai aš po konferencijos, po mėnesio, po metų, po 2, aš prisimenu, apie ką buvo kalbėta. Tai vat vėlgi tai gali būti štai tokio tipo pranešimai, yra būdas šokiruoti, būdas sujudinti, sujaudinti ir tai irgi turi prasmę, kadangi tai yra pažinimo dalis. Tai nėra gerai. Kaip remiantis